Sveiki į mano virtuvę, mano vardas Andra. Šiandien pasigaminsime labai smagų ir labai skanų, iš tikrųjų, desertą. Na, galima jį taip pavadinti desertu, jisai nuostabiai kvepės cinamonu. Ir, o kogi daugiau reikia, tik tai labai skanios bandelės su cinamonu. Šios praktiškai tokios ir bus. Mums reikės, receptas susideda iš 3 dalių. Pirma dalis reikėtų pasidaryti pačią tešlą ir tam mes naudosime mielinę tešlą. Ir vėliau mes ją įdarysime, pjaustysime, dėliosime. Na, žodžiu, procesas ilgas, bet labai smagus, tai kviečiu prisijungti ir darome tai kartu. Taigi, tešla pas mus mielinė, tad visą šitą reikalą reikia pradėti, aišku, nuo mielių. Tam naudosime vandenį ir sausas mieles. Aš naudoju sausas mieles, nes labai daug visokių bairių būdavo su tom nesausom mielėm, bet kiekvienam pasirinkimas savo. Tam naudojame šiltą vandenį, jokių būdų ne karštą, į jį truputėlį įdedame cukraus, kad mielės turėtų ką valgyti. Ir naudojame vandenį būtinai šiltą ir jokių būdų ne karštą, nes kitaip mielės numirs, o jeigu jisai bus per šaltas, tai žinoma, mielės su jomis tiesiog nieko neįvyks. Tai jas truputėlį paliekam, nežinau, vieni sako, kad ten turi jos padidėti dvigubai, jos dvigubai turbūt nedidėja, bet tiesiog matosi, kad kažkas su jomis įvyksta. Tada toliau aš naudoju elektrinį mikserį, galima žinoma tai daryti rankomis, bet kad gyvenimas būtų saldesnis ir lengvesnis, tai mikseris yra labai geras dalykas. Bet visiškai nėra svarbu, jeigu jo neturite, tai viskas yra tvarkoj. Čia pilame sviestą, sviestas yra tirpintas. Ir kartu pilame cukrų, pieną ir kiaušinį. Ir viską truputėlį išmaišome, kad daugiau mažiau viskas susimaišytų. Taigi mišinys susiplakė ir mielės, jos beveik jau tokios ištirpo ir truputėlį taip švelniai suputoja, bet svarbiausia, kad jos kvepia mielėmis, taip kaip pas močiutę kaime. Tas pats kvapas, visiškai. Vaistų kvapas. Aš kaimo neturiu, bet vis tiek žinau, kaip mielės kvepia kaime pas močiutę. Supilame čia tas mieles. Viską supilame, viskas, kas yra indelyje. Ir dar truputėlį, visai nedaug pamaišome. Ir dabar pats laikas dėti miltus. Miltų dėsime iš pradžių pusę normos, pamaišysime ir tada sudėsime likusius. Tai maždaug taip iš akies, nieko čia labai ypatingai matuoti nereikia. Čia įsivaizduosiu, kad aš čia pusę įdėjau. Ir truputėlį išmaišome. Ir sudedame likutį. Ir dabar duosime darbo mikseriui, kad jisai, kokias 5-6 minutės maišytų, kad masė pasidarytų tokia ir tasi, ir kartu truputį lipni, žodžiu, tobula, nuostabi ir visokia kokia. Tai va, jeigu darote tai rankomis, tai tiesiog pasidėti miltų reikia ant paviršiaus, į vidų susipilti viskas tos, ką mes prieš tai maišėme visus skysčius, ir rankomis po truputį minkyti. Kuo daugiau minkysite, tuo tešla bus tasesnė ir tampresnė, nes išsiskiria iš miltų gliutenas ir, jinai pasidaro tokia tasi, faina ir labai gera, kokios mums iš tikrųjų ir reikia. Tai aš duodu darbo mikseriui ir žiūrėsim, kaip bus, kai viskas jau ten susimaišys. Taigi, tešla baigia maišytis, kaip matot, jinai visa užsikabino ant tešlos kablio. Tešla jau tokia ir truputį ir kibi, ir kartu jau jinai ir kaip ir labai prie rankų jau kažkaip nebekimba. Mes ją dar truputėlį taip švelniai paminkom. Jeigu jūsų tešla dar labai kimbanti, tai tada reikėtų truputėlį pridėti miltų. Bet aš manau, kad galima minkyti tol, kol miltų tikrai nebereikės. Štai, nuostabus tas, nuostabios mano įgūdžiai, tešlos minkimo. Tai va,
štai toks gaunas pas mus fainas ir smagus rutuliukas. Jį dedu, na, į tokį bet kokį dubenėlį, kurį patepiau alyvų aliejumi. Reikėtų tepti ne alyvų aliejumi, bet aš kitokio neturėjau. Dedame į aliejų todėl, kad nesusidarytų tokia plėvelė. Ir na, viską truputėlį apšluostam. Ir tuomet apklojame rankšluostėlį ir dedame kur nors šiltai. Na, o šiltai tai nebūtinai labai, kad žvėriškai šiltai, bet svarbiausia, kad nebūtų skersijų. Tai aš dedu į mikrobangų krosnelį, jos aišku neįjungiu. Tai va, dedame maždaug valandai ir tešla turi beveik dvigubai padidėti. Na štai, tešla jau taip, na ne dvigubai, bet jau taip neblogai pakilo. Dabar mes ją įsidėsime ant miltuoto paviršiaus ir visą labai gerai iškočiosim į vieną didelį kvadratą. Stenkitės iškočioti kvadratą, man nelabai gaunasi, bet... Na, ir truputėlį. Oi, kaip aš nekau. Nieko. Kai magiškų būdų gal pavyks. Nuostabi tešla, tiesiog tokia norisi ją liesti. Nori paliesti? Nori paliesti? Nu va, daugiau mažiau tokio dydžio tešla šiek tiek storiau. Dabar darysime tokį didžiulį sumuštinį. Turim sviestą kambario temperatūros, jis yra minkštas, tada jį bus labai lengva kepti. Tepti. Tai va, tepame kaip sumuštinį. Na štai, išsitepiam, truputėlį paliekam kraščiukus, kadangi mes ją dabar vyniosime. O tuo tarpu, prieš dar vyniojant, tai reikia susimaišyti mums 2 rūšių cukrus, žinoma cinamoną. Visų kaip be cinamono. Viską susimaišom. Na ir taip tolygiai stengiamės išbarstyti ant viso paviršiaus. Tai va, viską pabaigiam ir pradedam nuo platesnės kraštinės vynioti. Ir visai pabaigoje truputėlį vandens patepam patį kraščiuką. Viskas gražiai prikiptų. Na štai. Taigi, turim mūsų šmotą. Jį dabar pjausim į kelias dalis. Aš turiu nedidelę formelę. Mano forma visai mažutė. Ir visą šitą, pradžiai aišku pjausim galus, nes galai nėra ir įdaro pilni, ir jie nėra labai gražus. Ir tada visą šitą daliname į turbūt kokias 9 dalis. Ir čia jas visas taip ir išsidėliosim. Nežinau, kaip į 9 lygiai padalinti. Ir jas visas taip išsidėliojam į sviestų išteptą blekutę. Taigi, pasidarėm tokią formą ir jie turi dar kartą pastovėti ir dar duoti mėlėm reikia laiko šiek tiek, na, pasidarbuoti, nes jau jeigu mes jau jas naudojam, tegu jos jau ir dirba mums. Tai maždaug dar 45 minutėms, na, gal valandai į tą pačią šiltą vietą su to pačiu švariu rankšluosčiu.
Na štai praėjo 100 milijonas metų ir dienų. Ne, aš tikrųjų praėjo 2 valandas. Ir jau dabar jau atėjo tas momentas, kada galima kepti. Ir dar paskutinis žingsnis, kol atkaista galutinai orkaitė, beje, ją reikia įkaitinti iki 175 laipsnių. Visus šitos gražuolius mes patepam sviestu, kad jie būtų dar gražesni ir iškeptų rudi ir labai gražus, ir labai skanus. Taip, ištepam visus. Ir jie kepdami dar plėsis, tačiau to visai nereikia bijoti, kad jie čia vienas nuo kito labai toli nutolę. Dedam kepti iki 125 laipsnių kaitintą orkaitę pusė valandos. Kaip čia viskas ištirpo. Na štai. Valgyti jų dar negalima, nes jos dar labai karštos, bet kai jos pradės, tada bus galima ragauti ir aš tikiu, kad bus tikrai labai skanu. Siūlau ir jums pasigaminti šį puikų, nuostabų desertą, o kaip jums sekėsi, pakomentuokite apačioje. Beje, apačioje rasite ir pilną receptą, na, su visais tais, kiek ten kokių gramų, mililitrų ir panašiai. Taip pat kviečiu draugauti su manim, tiek prisijungti prie mano blogo, Facebooko puslapio, bendraukim, kalbėkimės ir skanaus!